Šiandien atvykome į Tarprubežius, esančius Kalvarijos savivaldybėje. Pats pavadinimas šifruoja savo kilmę – Tarprubežių. Žodis rubežius lietuvių kalboje svetimybė, verčiamas kaip siena, riba. Tarprubežių kaimas atsiradęs kaip gyvenų viršaitis Eidukevičius gyvenų. Statė tą tokį dvarėlį, ir kadangi statėsi, tai reikėjo darbininkų, tai paskui pradedant šitą pastatė, čia jau skaitėsi pakajai statosi, tai pastatė kašarus ant kalnų tokius. Tai ten suleido, tie darbininkai buvo, valgis visada buvo teikiamas, buvo šeimininkės, pietus, visada buvo didelis salonas, visi neskirdavo ir gaspadoriai sykiu valgydavo, ir tarnai neskirdavo, visi prie bendro stalo. O kas anksčiau buvo Tarprubežių bendruomenės centro pastate? Čia buvo sudėtinė tokia Menkupių biblioteka, Tarprubežių kultūros namai ir Alksninės mokykla. Alksninės mokykla per karą susprogdino. O kaip anksčiau vykdavo atlaidai? Labai tos senos bobulės, jau senesnės mamos susidaro klumšelius, jau tokios jau atlaidai būdavo, mergaitės ir aš gėleles barstėm, labai būdavo procesijos gražios, labai kunigas veiklus atėjo. Po to atlaido, tai iki susiriktuoja viską, tai senesni, tai jau įsitiesia dekius. Jau pasidaro pietus, o jaunesni, tai spacerių tetuoti tom gatvėm susikabinė. Ir paskui šokiai būdavo, šoka jau iki sutemų. O ką kasdienybėje veikdavo jaunimas? Jaunimas, tai va, šventą dieną, tai ir į bažnyčią labai eidavo tuo kartu. Jau po Eidukevičiaus Liepą, tai jau visui sekmadienių šokiai sudaryti, šokiai būdavo. Paskui jau, kaip šitą pradėjo suveikti ir ilgiau būna ir kitur, tai padarė skaityklą. Šokių gratelį sukūrė ir vaidinimus pradėjo statyti. Ir buvo jau dainų šventės, tai Kalvarijoje būdavo tos dainų šventės. Ir šitokį, tie būdavo suvėjimai, o taip, tai darbas. O kaip kolektyvizavo visi žmonės, kas turėjo, kas arklį, kas žagrę, kas viską sunešė, suvarė į kolūkį. Ir dirbdavo. Rugiapjūtė ateina, vyrai po dalgį, mergos po griebtuką ir dirba. Prakaitai bėga. Kaip jau supratome, Tarprubežių gyvenimas buvo labai susijęs su ūkininku Eidukevičiumi ir jo sodyba tiek senųjų gyventojų prisiminimuose, tiek jaunesniųjų. Čia yra namas buvęs Kazimiero Eidukevičiaus, kurį jisai pasistatė žmogus ir tiek ir te pagyveno. Po karo bėgo į Ameriką. Per karą iš tikrųjų dar nesužinojo, kad yra pirmas ištremti sąrašuose. Kadangi jisai buvo Kalvarijos miesto ir valsčiaus viršaitis, buvo ūkininkas apdovanotas Gedimino ordinu, turėjo pavyzdinį ūkį, 37 hektarai jam priklausė. Jisai turėjo rinkti visus mokesčius iš ūkininkų. Tikrai žinau, kad ir per karą ir kalėjime sėdėjo, nes neišdavė, kuris ūkininkas
nedarenka tų mokesčių, ta prasme nesurenka tiek, kiek nustatyta jau ten buvo okupacinės valdžios tais laikais, kiek pasako istorikė, viršaičiai ir va tokie pavyzdiniai ūkiai turėjo užduotį tarpukariu prie Smetonos pagerinti rūšis gyvulių. Tai tas olandiškas karves čia parvežti, jas pirkti, parsivežti, veisti ir duoti vietiniam ūkininkam. Kas buvo įkurta Eidukevičiaus sodyboje? Čia ir buvo biblioteka veikė, o kitoj pusėje antram aukšte gyveno tiesiog žmonės. Kažkada mokytojams buvo įrengta, o šitam buvusiam Svirne veikė parduotuvė universalinė. Čia toksai kaip centriukas buvo visą laiką, nes ateini į parduotuvę, čia kažkas jau sėdi ant tų laiptų tie gyventojai, kažkas ten puta liepą kokį ledus valgo. Reikia paminėti, kad tarprubežiai taip pat susijęs su Alksninės bažnyčia, kadangi jie iki dabar yra jų parapijos centras. Sakoma, kad ji buvo pastatyta ant buvusios koplyčios, kurioje iki šiol yra išlikę 3 akmeniniai ponų karstai, tačiau įėjimas į ją yra užmūrintas. Šiuo metu buvusios Alksninės mokyklos pastate įsikūrusi Menkupių biblioteka ir tarprubežių bendruomenės centras bei laisvalaikio salė. Šio kaimo bendruomeniai vykdė ne vieną lyder priemonės projektą, o ypač sporto srityje. Tai būtent iš lyder projekto, per lyder projektą mes įsigijom bėgtakį, jėgos staklės, stalo teniso, plus video aparatūrą, nes mes galėjom kaip ne tik filmuoti, bet ir stebėti video medžiagą ir sportuoti būtent stebint vienokius ar kitokius fizinius pratimus. Taip pat gimnastikos inventoriaus pakankamai daug. Įgyvendinę, gavę įrangą, mes džiaugiamės ir netgi 4 kartus į savaitę eidavom sportuoti, tai čia buvo tiesiog anšlagas. Kas buvo padaryta projekto viešosios infrastruktūros gerinimas tarprubežiuose metu? Būtent šio projekto dėka mes įsigijom įvairių priemonių, įvairių žaidimų, prietaisų nuo, sakyčiau, gal nuo 2 metų iki 7, tokiam amžiaus tarpsniui, plus lauko treniruokliai jau vyresniems ir kaip ir jaunimas gali naudotis, tai taip, kad čia žiemą, vasarą mes galim sportuoti ir mums nereikia niekur eiti, mes viską turim čia. Ir kupolas taip pat yra įsigytas, čia vaikai kartais vakarais vakaroja, kartais mes jiems leidžiam ir laužavietę susikurti, aišku, saugiai ir netgi įmanoma daryti vaikų gimtadienių šventes. O kokios veiklos vyko edukacinės veiklos kartu projekto metu? Vykdom būtent tokias veiklas, kad netgi vaikai dalyvaujantys kitose veiklose, kitose projektuose, kaip ir nesenai praėjęs projektas Vasaros atspindžiai, jie turėjo edukaciją, spurgų kepimo edukaciją, tiesiog buvo ruošiami nuo tešlos sumaišymo iki jau spurgos pagaminimo. Tas pats ir su sūriais mes galim būtent, kai vyksta kraštiečių šventė, tai ir vyksta kartu ir edukacija, kartais netgi nuo sviesto sumušimo arba nuo parodymo, kaip tas pienas, kur yra sutalpinamas, aišku, karvės neatsivedam, bet kur tas pienas būna patalpinamas, kaip jis tai yra paruošiamas prieš spaudžiant sūrį ir kaip yra suspaudžiamas sūris, kad matytų tą visą technologiją, nes aš manau, jūs sutiksit su tuo, kad miesto žmogus kartais galvoja, kad nuėjau į parduotuvę, nusipirkau. O kaip vyko karjerų žygis? Karjerų žygis tai buvo vykdoma vėlgi įdomi labai veikla ir ėjom tiesiog, bekelę galima taip sakyti, aplankėm 2 karjerus, tai yra Bliumbėnų ir Menkupių karjerą ir būtent to žygio metu vaikai, kaip pasakyti, turėjo galimybę susipažinti su gamta, susipažinti su augalais, pamatyti, kas yra tas karjeras. Kam skirta kraštiečių šventė? Kad išeiviai jau iš mūsų aplinkinių kaimų galėtų suvažiuoti, galėtų nueiti į Alksninės bažnyčią, sudalyvauti atlaiduose ir po to po atlaidų, ar tai ant stadiono, ar tai šalia mokyklos vyksta šventė. Tai būna ir koncertas, ir kaip ir minėjau, būna ir įvairios edukacijos, jie gali, būna tokie ir kiemeliai, mes savo rankdarbius kartais ruošiam. Tad visi susipažinę su tarprubežiais kviečiami atvykti į čia ir išgirsti daugiau istorinių pasakojimų, sudalyvauti karjerų žygiuose ar edukacinėse programuose.